Pakalbėkime šiandien apie vieną iš pirminių galvos skausmų – migreną. Migreną gali sudaryti 4 fazės. Pirmoji – prodromas, tai yra įėjimas į galvos skausmą. Jos metu gali žmogus jausti nuovargį, miego sutrikimus, apetito pasikeitimus, nerimą ir panašiai. Kita fazė, kurią patiria tikrai ne visi žmonės, tai yra aura. Dažniausiai aura būna regimoji. Žmogus mato įvairius blykčiojimus, švytėjimus, mirgėjimus dalyje akipločio arba visame akies plote, arba gali dalį akies tarsi uždengti užuolaidą. Aura paprastai trunka nuo 15 minučių iki valandos. Aura nebūtinai turi būti regimoji. Rečiau būna jutimo sutrikimai, klausos pasikeitimai, jėgos sumažėjimai ar kalbos susikirtimai. Po auros seka migreninis skausmas. Jis trunka dažniausiai nuo kelių valandų iki 3 parų. Klasikinis migreninis skausmas yra vienpusis, pulsuojantis, vidutinio arba stipraus stiprumo. Taip pat gali būti lydimas fotofobijos, jautrumo šviesai, fonofobijos, jautrumo garsui, pykinimo, fizinio krūvio netoleravimo ir panašiai. Tačiau nebūtinai jums turi pasireikšti visi šitie simptomai ir skausmas nebūtinai turi būti vienpusis. Po migreninio galvos skausmo seka postdromas, kai jau galvos kaip ir nebeskauda, tačiau išlieka nuovargis, gali būti jautrumas šviesai, garsui, miego sutrikimai.